Labas, čia Gediminas Grinečius, verslo treneris, kaip laikaisi ir sveikinu prisijungus prie tinklinio marketingo klausimų ir atsakymų skambučio. Ir būtent šios transliacijos metu aš atsakau jums rūpimus klausimus apie tinklinį marketingą, apie lyderystę, duplikaciją, socialinę mediją, pardavimus, komandos statymą ir visą kitą, kas yra susijęs su tinklinio marketingo verslu. Taigi greitai tikrinu, ar turime ir garsą, ir vaizdą. Labas visiems, kas jungiatės. Super. Matau, kad turime ir garsą, ir vaizdą. Super. Labas visiems, kas jungiatės. Greitai pasidalinu šią transliaciją ant savo profilio. Taip, pasidalinu į grupę. Taip, pasidalinu į story, kad visi pamatytų. Ir taip pat jūs, jeigu žiūrite šio video įrašą, padarykite man paslaugą, parašykite grotelės įrašas į komentarus. Jei esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mano video, būčiau labai dėkingas, jeigu parašytum naujas arba naujai komentarus. Ir žinoma, jeigu gausite iš šio video naudos arba manote, šis video galėtų būti naudingas kažkam kitam, tada būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintumėte šio video ir parašytumėte į komentarus pasidalinau. Arba galite tiesiog užtaginti, pažymėti savo draugus, komandos narius komentaruose žemiau, kad jie taip pat pamatytų šį video. Na, o šioje transliacijoje, kai visą laiką aš atsakinėsiu jums rūpimus klausimus ir taip pat dar jums dovanosiu prizus už tai, kad užduodate tos klausimus. Tad laukiu jūsų klausimų komentaruose, jeigu tau kažkas nesiseka, kažko nesupranti, kažkas nesigauna, kažkas neduoda ramybės, kažkas komandos nariai užduoda kažkokį klausimą, kurį nežinai kaip atsakyti, ar dar kažkokią kitą versiją, parašyk savo klausimus į komentarus žemiau ir aš su malonumu juos atsakysiu ir padovanosiu tau dar prizą. Ačiū Kristina už pasidalinimą, ačiū Gintautė už pasidalinimą, ačiū ir Mina už pasidalinimą. Jėga, ačiū labai, ačiū Gabrieliu už pasidalinimą. Ir taip pat primenu, kad šiandien yra paskutinė diena įsigyti Beprotybės stovyklą pačia žemiausia Early Bird kaina. Beprotybės stovykla tai yra 3 mėnesių intensyvi mokymų programa ir veiksmo programa, kurią startuojame sausio 3 dieną ir tada 3 mėnesius sausį, vasarį ir kovą darysime veiksmą. Taip, reiškia, tai bus mokymų kursas, kuriame jūs gausite užduotis kiekvieną dieną, ką daryti, ką galima padaryti, kad tavo verslas pajudėtų, ką galima padaryti, kad tavo verslas paaugtų, ką galima padaryti, kad gautum geresnius rezultatus. Taip pat tai yra programa, kurioje bus atskaitomybė. Taip, reiškia, bus atskiras čatas, į kurį mes visi viešai atsiskaitinėsime būtent už savo padarytus veiksmus tą dieną, taip, su kitais būtent mokymų programos nariais. Įskaitant mane, aš irgi dėsiu savo ataskaitą kiekvieną vakarą būtent į tą čatą. Tokiu būdu tu būsi labiau atskaitoma arba atskaitomas, kas dažnai skatina žmonės padaryti daugiau veiksmų ir gauti geresnius rezultatus. Ir taip pat šiemet su Beprotybės stovykla kaip niekada gaunate net 10 bonusų. Tai yra virš 1000 eurų vertės bonusai, įskaitant būtent galingas metų startos mokymą 2,5 valandos, pardavimų mokymą 2 valandų, vizualizacijų 7 savaičių kursą su mano žmona Rita, gaunate prieigą prie mano trumpų video bibliotekos, būtent tai yra sektuvas su 115 trumpų video, kuriuos galėsite panaudoti savo versle. Gaunate prieigą prie mano paustų dokumento, tai yra virš 90 jau parašytų paustų, kuriuos galėsite nusikopijuoti ir panaudoti savo versle. Tad labai daug vertės ir bonusų ir žinoma 3 mėnesius intensyviai darysime veiksmus, kas tikrai padės tau gauti dar geresnius rezultatus. Tad jeigu dar neturi savo bilieto, būtinai įsigyk šiandien savo Beprotybės stovyklos bilietą žemesnę Early Bird kainą, nuo rytojaus jau kyla kaina 28 eurais ir jeigu manai tavo komandos nariams būtų naudinga, pagalvok, kas būtų tavo versle, jeigu tavo visi komandos nariai intensyviai dirbtų pirmus 3 mėnesius, tada pakviesk ir juos prisijungti. Taip, tad tiek apie Beprotybės stovyklą, o dabar kimbame prie klausimų. Tad jeigu turi man klausimą, rašyk dabar į komentarus, kuo daugiau klausimų, kad galėčiau jums juos atsakyti ir padėti jums gauti geresnius rezultatus versle. Ir matau pirmąjį klausimą jau iš Lauros. Laura, tau dovanų
Ką čia tau padovanoti? Padovanosim tau asmeninio brendo stovyklą. Taip, nežinau, ar tu turi, Laura, tu daugelį mano programų turi, bet tau dovanoju asmeninio brendo ir komandos kultūros stovyklą, paskiau parašyk man žinutę ir tave pridėsiu prie tos mokymų programos. Ir Laura klausia, kur yra problema? Kad aš žmonių randu nuolatos, o komandos nariams tai nesiseka. Ką aš darau ne taip? Bingo. Labai geras klausimas. Parašykite vienetuką, galbūt jeigu ir jūs turite tą pačią problemą, kad jūs rezultatą gaunate, taip, pavyzdžiui, jūs parduodate sėkmingai produktą, bet jūsų komandos nariai neparduoda. Arba jūs sėkmingai pasirašote žmonės į komandą, o jūsų komandos nariai nesugeba. Taip, tad išanalizuokim šitą klausimą, kokios gali būti priežastys. Taigi, visų pirma, pirma priežastis, kad dažnai tu kaip lyderis darai daugiau darbo. Paprasčiausiai tu darai daugiau darbo. Nes dažnai žmonės galvoja, ten lyderiai turbūt daro kažkokias tai paslaptis turi ir man nepasako. Turbūt va jie kažką daro, ko aš nežinau ir va dėl to aš negaunu rezultato, o jie gauna. O dažnai tai yra paprasčiausiai dėl to, kad tas lyderis padaro daugiau darbo. Tas lyderis daugiau žinučių išsiunčia, tas lyderis daugiau paustų padaro, tas lyderis daugiau susitikimų suorganizuoja ir panašiai. Ir tiesiog gauna geresnius rezultatus taip, dėl to, kad paprasčiausiai padaro daugiau veiksmų. Taip, tai jeigu tai yra problema, tada reikėtų pagalvoti, kaip galima komandos nariams padėti daryti daugiau veiksmų. Taip, kaip galima juos galbūt įpareigoti, galbūt per atskaitomybę, galbūt per užduotis, galbūt per iššūkius, galbūt per beprotybės stovyklą. Taip, nes jeigu tavo komandos nariai prisijungs prie beprotybės stovyklos, patikėk, jie darys daugiau veiksmų. Taip, ir tokiu būdu jie tada darydami daugiau veiksmų, didesnis šansas, kad gaus geresnį rezultatą. Antras dalykas, kuris yra šiek tiek keblesnis, tai yra tai, kad tu kaip lyderis esi labiau užtikrinta savimi, negu tavo komandos nariai. Ir kartais tu gali siūsti, atrodo, tą pačią žinutę, kurią siunčia tavo komandos narys, arba tu gali daryti tą patį paustą, kurį daro tavo komandos narys, bet pas tave žmonės kimba, o pas komandos narį jie nekimba. Dėl ko? Dėl to, kad komandos narys netiki tuo, ką daro. Dėl to, kad komandos narys netiki savimi, netiki kompanija, netiki produktu ir panašiai. Ir žmonės bėga nuo tokių žmonių. Atrodo žodžiai tie patys, bet žmonės jaučia energiją. Ir kai tu esi užtikrinta tuo, ką tu darai, kai tu myli tai, ką tu darai, kai tu kaifuoji nuo to, ką tu darai, žmonės tiesiog limpa prie tavęs kaip prie medaus. Žmonės tiesiog nori būtent su tavim turėti reikalų, jie nori jungtis prie tavęs. Taip? Ir tokiu atveju, kaip tada padėti komandos nariams, reikia tada padėti jiems dirbti su savimi, taip, dirbti su savo požiūriu, dirbti su savo įsitikinimais, ribojančiais ypač, taip, dirbti su savo užtikrintumu ir panašiai. Kas vėlgi veda link ko, reikia skatinti žmonės daryti saviugdą, taip, skaityti knygas, žiūrėti video, klausyti audio knygas ir panašiai. Nes kuo daugiau žmogus į save investuoja, tuo jisai tampa stipresnis, tuo storesnę odą užsiaugina ir didesnis šansas, kad tada tas žmogus irgi taps patrauklus. Taip. Trečias dalykas tai įdirbis. Kiek mes padarom įdirbio, taip? Kartais man žmonės sako, o Gediminai, kaip tau gerai, va pas tave tiek daug sekėjų, pas tave tiek daug žmonių ir pas mane, atvirai pasakysiu, pas mane beveik kiekvieną savaitę patys žmonės ateina. Beveik kiekvieną savaitę man kažkas parašo žinutę, labas Gediminai, va mačiau tavo video ten su papildomom pajamom, mane domintų. Labas Gediminai, va mačiau tavo TikToką, norėčiau sužinoti daugiau, kaip ten uždirbti pinigų. Ir patys žmonės ateina. Bet tai dėl kažkokio stebuklo? Ne. Dėl to, kad aš ilgesnį laiką tai jau darau. Aš jau turiu įdirbį, taip? Ir didelis šansas tavo atveju, Laura, kad tu irgi per tiek laiko jau tu padarei įdirbį, taip? Nes tu jau daug paustų įkėlei, daug video, daug storių ir tu prišildei tą auditoriją. Jau jie, nes kai kartais sako, kad žmogus pasakytų taip, tai turi būti 7 kontaktai, 7 sąlyčio taškai, taip? Tai reiškia, per tiek laiko jau tave žmonės pakankamai kartų pamatė, išgirdo ir taip toliau, kad jie jau pradėjo tave pažinti, jie jau pradėjo tavimi pasitikėti ir galbūt net tu jiems jau patinki. Taip? Ir dėl to pas tave jie lengviau ateina, net kai tu parašai žinutę. Taip? Aš atsimenu, su vienu komandos nariu kalbėjau ir jisai sako, oi, man tinklinį marketingą jau siūlė ne vienas, bet kai tu pasiūlei, tai aš nusprendžiau užsiregistruoti. Ką tai reiškia? Reiškia, tas darbas, kurį aš padariau, nenuėjo per niek.
Reiškia, tie video, tie postai, tos live transliacijos, tie reelsai, tie tiktokai per laiką prišildė man tą žmogų. Bet jeigu naujas komandos narys dabar užsiregistruoja ir jisai parašo tą pačią žinutę kažkam, negauna tokio rezultato. Kodėl? Bet Gediminui tai šita žinutė suveikė, bet Laurai tai šita žinutė suveikė. Kodėl man jinai nesuveikė? Nes tu dar neįdėjai tiek įdirbį, nes tu dar nesušildai tos auditorijos, nes tu dar neprisipratinai tų žmonių, tu dar nenusipelnai to pasitikėjimo. Taip? Ir ką tai reiškia? Reiškia tiesiog vėlgi komandos nariams reikia daugiau dirbti su savo asmeniniu brandu, reikia daugiau laiko investuoti į tą socialinę mediją. Taip? Ir kartais būtent dažnai atrodo, kad tie postai, tie laivai, tie story, tie reelsai yra bereikalingas laiko gaišimas. Atrodo, bergždžios pastangos. Aš įdėjau tą reelsą ir nieko neatsitiko. Padariau tą laivą ir nieko neįvyko. Padariau kažkokį postą ir nieko neįvyko. Bet tai nėra bereikalingas dalykas, tai nėra iššvaistytas laikas. Nes, kai sako, lašas po lašo ir akmenį pratašo. Taip, reiškia, laikui bėgant, galiausiai tas rezultatas atsiranda. Draugai, aš apie metus laiko darydavau live transliaciją kiekvieną dieną ir beveik jokio rezultato negavau. Bet dabar po 4 metų, wow, rezultatas didžiulis. Būtent tų pačių live transliacijų dėka. Bet pradžia būna dažniausiai lėta. Taip? Tai dar viena priežastis. Na ir turbūt paskutinis dalykas, ką dar paminėsiu prie čia. Jeigu tu, Laura ir kiti lyderiai, nes mačiau ne vienas vienituką padėjote taip, kad jūs gaunat rezultatą, o komanda ne. Laikas padaryti inventorizaciją. Peržiūrėti, ką aš darau, kas veikia man. Nes, sako, tinklinio marketingo versle svarbu ne tai, kas veikia, svarbu, kas duplikuojasi. Ką reiškia duplikuojasi? Ką gali kiti žmonės atkartoti? Taip? Reiškia, ar tu gali sistematizuoti tai, ką tu darai? Jeigu tu sėkmingai parduodi produktą, ar tu gali tai paversti į receptą, 1, 2, 3, 4 žingsnelius, kad tavo komandos nariai galėtų atkartoti tą rezultatą. Jeigu tu sėkmingai pasirašai žmonės į komandą, ar tu gali tai sistematizuoti, paversti į receptą, kad tavo komandos nariai 1, 2, 3, 4 ir galėtų atkartoti tą rezultatą, duplikuoti tą rezultatą. Taip? Būtent vėlgi, tai yra vienas iš labai svarbių dalykų, ką aš būtent su lyderiais Deimantinėme klube dalinuosi pastoja. Taip, reikia kurti sistemas. Reikia išanalizuoti, kas veikia, ar tai yra sistema, ar tai galim sistematizuoti, ar galim tai paversti į sistemą, kad kiti galėtų atkartoti. Nes jeigu tu vienas gauni rezultato, o niekas kitas negauna rezultato, tai negerai. Tai negerai, reikia tą dalyką tada versti į sistemą, kad kiti žmonės galėtų atkartoti. Taip? Tai va, tokie keli patarimai tau, Laura, tikiuosi naudinga buvo. Keliaujam toliau. Super, ačiū labai Kristina, Kristina pasidalino apie stovyklą ir jau komandos narė prisijungė. Ačiū tau, Kristina, ir aišku, tu padėkosi paskiau savo, kai komandos narė gaus geresnius rezultatus. Va, ir Kristina taip pat užduoda klausimą. Tai Kristina, tau dovanų kursas įtakos meistrai, paskiau parašyk man asmeninę žinutę ir aš tave nemokamai pridėsiu prie šio kurso, kur išmoksi tapti dar įtakingesnę lyderę. O Kristinos klausimas yra toks. Norėjau paklausti dėl laiko planavimo. Gal naudojate kokią patikrintą programėlę, kuri padeda susidėlioti darbus pagal laiką ir suspėti per dieną apimti visus soc tinklus ir pabendrauti su komanda klientais. Ačiū. Tai trumpas atsakymas, aš programėlių jokių nenaudoju. Aš esu senamadiškas, čia yra mano laiko planavimo įrankis, taip, mano darbo kalendorius, taip. Tai reiškia, aš esu old school, taip, ir aš tiesiog ant popieriaus viską rašausi, taip, bet mano darbo kalendorius yra mano viršininkas, taip. Aš būtent, mano darbo kalendorius yra pastoja pilnas ir aš čia viską rašausi, taip. Ką man reikia padaryti, taip. Aišku, kai kurį laiką mes darome veiksmus, kurį laiką turime savo veiksmų planą, tai daug gaunasi automatiškai, taip? Dėl ko aš dažnai sakau, yra svarbus tas kasdieninis veiksmų planas. Nekada man užeina veiksmų planas, nekada geras oras veiksmų planas, o kasdieninis, taip? Nes man nereikia užsirašyti savo darbo kalendorių, padaryti live transliaciją. Tai yra man tas pats kaip dantis išsivalyti. Aš tai padarysiu kiekvieną dieną. Man nereikia užsirašyti į savo darbo kalendorių, padaryti postą Facebook'e. Taip? Nes aš bet kokiu atveju per dieną 3-4 postus padarysiu kiekvieną dieną. Taip? Tai jau automatiškai pas mane. Man nereikia užsirašyti padaryti reelsą, man nereikia užsirašyti padaryti story, nes visi tie dalykai jau yra automatiški. Bet kas yra
Ne automatiškai, taip, skambučiai, va, reikia susiskambinti su tuo žmogum, su tuo, reikia tą padaryti dalyką, reikia tą darbą ar panašiai. Tie visi dalykai keliauja mano kalendorių. Kai aš kalbu apie laiko planavimą, dažnai aš pradedu ne nuo to, kaip daugiau pritalpinti į tavo dieną. Taip, kaip daugiau prigrūsti į tavo dieną. Klausimas visų pirma yra, ką galima pašalinti iš tavo dienotvarkės. Ką galėtum nustoti daryti, kad atlaisvintum daugiau laiko daryti tuos dalykus, kuriuos reikia daryti. Taip? Vietoj to, kad prigrūsti dar daugiau, taip visko nesuspėjai padaryti, kaip dar daugiau prigrūsti, taip, kad tada totaliai nesuspėtum, taip, nėra prasmės. Geriau, kaip galima pašalinti, kas neduoda rezultato, ko nereikia daryti, kas gaišta tavo laiką, kas suvalgo, kad daugiau laiko skirti tiem dalykam, kurie yra svarbus. Taip, daug žmonių naudojasi Google Docs ir tarp kitko, va, dabar matau, va, žiūri 54 žmonės, pakomentuokit. Ar jūs naudojate kokias nors programėlės laiko planavimui? Žinau, kad žmonės naudoja Google Calendar, būtent kai kurie žmonės naudojasi kitokiais įrankiais ir panašiai, bet atvirai pasakysiu, įrankis mažai turi esmės. Jeigu mes nesilaikom to plano, tai nesvarbu, kokiame mes įrankyje tą planą susikursime. Taip, svarbiau yra būtent, ką aš vadinu, tai yra įpročių krovimas. Taip, reiškia, pradėk daryti vieną dalyką pastoviai kiekvieną dieną, kol tai tampa tavo įpročiu. Tada pridedi antrą įprotį ir darai du tos dalykus kiekvieną dieną, kol tampa įpročiu. Tada 3 dalykus, tada 4, tada 5. Ir va taip, va būtent apimam tada visus sociotinklus, pabendravome su komanda ir viską padarome ir mums net nereikia kažkokios programėlės, kuri mums tenai skambėtų 25 kartus per dieną. Taip, mes automatiškai tai padarome. Taip, tai, pavyzdžiui, tai gali būti paprastas sąrašiukas. Taip, veiksmų planas, būtent ką tu nori padaryti kiekvieną dieną, kokie yra labai svarbus veiksmai, esminiai veiksmai tavo versle. Ir tiesiog uždedi varneles, taip, kol tu įpranti tai daryti, kad tau net pasižiūrėti nereikia. Taip, aš turiu dar tą atspausdintą veiksmą, bet aš net jį nežiūriu, nes aš jau automatiškai juos visus darau, nes jie jau yra čia, nes aš tiek kartų juos perėjau tą sąrašiuką. Taip, tad galima tikrai naudotis tais skirtingais įrankiais, bet kaip sakau, dažniausiai problema nėra tame įrankyje. Dažniausiai problema, kad mes nesame labai disciplinuoti ir nelabai efektyviai susiplanuojam tą laiką. Pavyzdžiui, prisiplanuojam per daug ir vis tiek nespėjom to padaryti. Taip? Ir yra skirtingos asmenybės. Vieniems žmonėms veikia ten tas, kur suplanuoti ten po 5 minutės visą savo dieną, kad kiekvienas tarpelis. Kiti yra, labiau jiems reikia tokio laisvesnio grafiko, taip, kur jie turi laisvės tarp tų, galbūt vienas susitikimas, ten pusvalandžio tarpas, kitas, taip, kad neprigrūsti visko į vieną. Taip pat labai svarbu, ką padaryti, tai atsižvelgti į tavo jau esamus įsipareigojimus. Taip, kaip aš dažnai sakau, jeigu naujokas pradeda tinklinio marketingo versle, kuris turi ir samdomą darbą, ir vaikus, ir kitus įsipareigojimus, tai visų pirma sakau, pasiimk kalendorių ir užtušuok visą laiką, kuris jau yra užimtas. Nuo šitos iki šitos valandos esu samdomam darbe. Užtušuojam. Čia verslo nestatysiu. Čia turiu vežti vaikus į baseiną. Užtušuojam. Čia vežu sūnų į karate. Užtušuojam. Taip. Čia einu į bažnyčią. Užtušuojam. Taip. Užtušuok visą laiką, kuriuo tu negali statyti verslo. Tada tau lieka aiškus vaizdas, kada tu realiai gali statyti verslą. Kada tu realiai turi laiko blokus, į kuriuos gali tarpuoti tada savo verslą. Taip? Ir galima turėti net tos, kaip sakau, 15 minučių blokus. Taip, galbūt iš ryto radai porą 15 minučių blokų prieš išeinant į darbą. Per pietų pertrauką galbūt dar vienas 15 minučių blokas. Taip? Galbūt vakare grįžus 2, 3 ar 4 15 minučių blokai, per kuriuos tu gali padaryti veiksmus ir panašiai. Taip? Ir tada į juos dėti pačius svarbiausius darbus. Taip? Ne sėdėti žiūrėti kačiukų video pusę valandos, taip, ne tenai 25 kartą vartyti katalogą, ne 36 kartą klijuoti lipdukus ant savo produkto, o daryti tai, kas gali sugeneruoti pardavimą, daryti tai, kas gali tau padėti rasti komandos narį. Tai duos didžiausius rezultatus. Tai va, taip atsakyčiau tavo klausimą, Kristina. Tvarkoj, važiuojam toliau per klausimus. Evelina sako, labai geri bonusai, nuneš stogą. Taip, tikrai taip, net 10 bonusų šį kartą beprotybės stovyklą ir tikrai pasistengiau iš viso širdies, kad, ir bonusai tarp kitų jau yra sukelti. Pats kursas startuoja sausio 3 dieną, o bonusus aš jau visus sukėliau, išskyrus Ritos kursą vizualizacijų, nes jisai vyks gyvai, taip, bet visi kiti 9 bonusai jau yra grupė ir jau dabar jūs galite pradėti juos žiūrėti. Ačiū tau, Evelina, už gerą žodį.
Va, Laura sako, laukiu beprotybės stovyklos, žinau, kaip jinai veikia, mano vežlė buvo sprogimas po pirmos stovyklos. Jėga. Tikrai visus kviečiu, jeigu norite proveržio savo versle, turbūt nėra geresnės vietos, kur galėtumėte būti pirmus 3 mėnesius 2024-aisiais. Nuoroda yra šio video aprašyme, ten yra visa informacija, galite įsigyti. Irena užduoda klausimą. Irena, tau dovanų, padovanosiu tau knygą, Irena. Tau dovanų turtingiausias Babilono žmogus, parašyk man paskiau pilną savo namų adresą ir telefono numerį ir išsiųsiu tau šią knygą. Ir Irena klausia, kaip sudominti žmonės verslo galimybę. Atrodo, viską darau pagal mokymus, bet susidomėjimo beveik nėra. O jei ir susidomi, tik sužino, kad tai tinklinis marketingas, iš karto dingsta. Tas tinklinis marketingas kaip koks baubas kitiem. Na, labai geras klausimas visų pirma, Irena. Ir kaip tik va šiandien per Kas veikia dabar skambutį Deimantinėme klube apie tai kalbėjau. Visų pirma, kad tai yra daug žmonių yra baubas tinklinis marketingas. Tai yra gerai. Jums galbūt taip neatrodo, kad tai yra, žmonės bijo tinklinio marketingo, kaip čia statyti tą verslą ir panašiai. Bet jeigu jisai nebūtų toks baubas ir visiems jisai patiktų, tada jau visi būtų tam tinkliniam marketingui ir tau nelabai būtų čia ką veikti. Ir kas tada dirbtų kitus samdomus darbus, jeigu visi užsiimtų tinkliniu marketingu ir verslu? Taip? Tai faktas tas, kad galbūt net ne pats tinklinis marketingas dažnai gąsdina žmonės, o apskritai verslas. Taip? Daugelis žmonių kur kas labiau yra pasiruošę dirbti samdomą darbą, gauti ten valandinį atlyginimą, nesvarbu ar tu dirbi ar nedirbi, vis tiek tu gauni algą, rezultato iš tavęs nereikalauja, svarbu tau valandas prastumti, taip, daugelis nori tokio darbo, taip, nesvarbu, kad iš to tu niekada nepraturtiesi, nesvarbu, kad tikriausiai neturėsi savo svajonių gyvenimo, bet čia, kai sako tas posakis lietuvių liaudės, geriau žvirblis saujui negu briedis giriui, taip, geriau gyvensiu iš minimumo nuo algos iki algos, bet va, aš turiu garantuotą algą. Negu rizikuosiu, kursiu kažką savo, galbūt net reikės investuoti kažkiek pinigų, taip, kad va, gal suveiks, gal ne, čia man per daug baisu, taip. Tai viskas gerai. Dėl to tai mums, versliems žmonėms, sukuria labai gerą galimybę, taip? Ir dėl to toks didelis yra uždarbis pastačius didelę komandą tinklinio marketingo versle, nes tai nelengva padaryti, taip? Jeigu būtų lengva, nebūtų toks didelis uždarbis, taip? Visą laiką galimybė priklauso nuo sunkumo. Kuo sunkiau tai padaryti, tuo didesnė galimybė, taip? Bet kaipgi juos sudominti, taip? Tai vėlgi, mano vienas iš dažnai sakomų dalykų, ir tu, Irena, aišku, tai tikrai būsi girdėjusi prieš tai, bet tai yra, kad mūsų darbas yra ne įtikinėti žmonės, o rūšiuoti. Aš kiekvieną savaitę pabendrauju su 100 žmonių. Per dieną dažniausiai aš užkalbinu apie 50 žmonių. Kartais daugiau, kartais mažiau, tai priklauso nuo dienos, taip, bet aš kiekvieną savaitę pakalbu su keliais 100 žmonių. Ir visą laiką atsiranda tokių žmonių, va kaip ir tau, Irena, kurie tik išgirdę, tai tinklinis, oi ne, jokiais būdų, oi čia ne, oi ne, aš tai jau nieko neplatinsiu, oi ne, pardavimai tikrai ne man. Ir šiandien, va, turėjau vieną moterį, tai čia tipo gražiai užmaskuoti pardavimai. Taip, aš šiaip aiškinau, iš esmės, tai čia ne visai pardavimai. Iš esmės, jeigu būtų tik pardavimai, tai būtų tiesioginiai pardavimai. Tinklinis marketingas tai yra ne tik, kad tu uždirbi iš savo pardavimų, bet tu uždirbi iš 100 ar 1000 žmonių pardavimų. Na, jinai man parašė liuksą, tipo atsiknisk, viso gero. Viskas gerai. Ar aš dabar jai laužysiu rankas, ar aš juos maldausiu, bet prašau, tu pažiūrėk mano verslą, bet jisai žinok labai geras, tu dar nesupranti iki galo. Kai sako, tas žmogus, kuris supranta tinklinį marketingą ir pasyvių pajamų elementą, sako, per sienas pereis kiaurai, kad tas pasyvės pajamas gautų. Nes kai tu supranti, kas tai yra per žvėriškas įrankis, mažai yra dalykų, kurie prilygsta tinklinio marketingo potencialui. Taip? Bet daugelis paprasčiausiai to nesupranta. Taip? Ir niekada nesupras. Daugelis visą gyvenimą nugyvens ir taip ir nesupras, ką čia jie turėjo, su kuo jie čia susidūrė, taip, su kuo jie čia turėjo reikalų. Bet ar aš dabar dėl to stresuoju, ar aš dėl to jaudinuosi, kad jai nepatiko, kad jinai užstrigo? Ne. Nes su kitu vaikinu bendravau šiandien lygiai taip pat, kuris mane pasiekė, aš jam parašiau žinutę, ačiū, kad pasiekė, pradėjom kalbėtis, nusiunčiau jam video, pats atrašė. Peržiūrėjau video, man labai patiko, noriu pabandyti, kaip aš čia galiu pradėti. Jį būtent ir aš registruoju komandą. Reiškia, atsakymas į tavo klausimą 99% laiko, Irena,
pakalbėk su daugiau žmonių. Pakalbėk su daugiau žmonių. Vietoj to, kad aš pakalbu su tiek daug žmonių, kad aš nesijaudinu nuo tų, kurie bėga išgirdę tinklinį marketingą. Aš nesijaudinu dėl tų, kuriems peržiūrėti 25 minučių video yra per didelis darbas. Aš nesijaudinu dėl tų, kurie net neatrašo man žinutės ar panašiai. Taip, nes aš turiu pakankamai tų, kurie susidomi. Taip. Tai viena dalis yra tiesiog pakalbėti su daugiau žmonių. Antra dalis, ką aš jau kalbėjau prie Lauros klausimo, yra kurti savo asmeninį brandą. Nes net ir tie žmonės, kurie tave pridėjo prie draugų, bet neužkibo, nepasirašė į tinklinį marketingą, nesusidomėjo. Bet kai jie mato tavo postus pastoviai, tavo laivus, tavo storius, tavo reelsus ir panašiai, ir jeigu tu protingai kalbi, jeigu tu vis juos parodai jiems, kad vis dėlto čia visai kitaip, negu jie įsivaizdavo, kad vis dėlto čia fainai, čia įdomu, čia yra galimybė, čia taip toliau. Laikui bėgant, net ir tie, kurie atrodo dingo, išgirdę tinklinis marketingas, grįš atgal, susidomės, sakys, žinai, ką aš noriu. Dėl to vėlgi, kaip sakau, mes čia žaidžiame ilgalaikį žaidimą. Taip, aš būsiu tinklinė marketingė už 10 metų, už 20 metų, už 30 metų, duok dieve man, kad tik tai duotų sveikatos, aš šitam versle būsiu visą likusį gyvenimą. Ir kadangi aš žaidžiu tą ilgalaikį žaidimą, aš laimiu. Kiti pradėjo, metė, pabaigė ir taip toliau ir niekada negavo rezultatų ir sako, o tinklinis marketingas neveikia. Aš vis dar čia po 13 metų ir kuo toliau to smagiau, kuo toliau to įdomiau, kuo toliau tuo lengviau tampa. Taip, dėl to, kad mes padarom tą įdirbį. Taip, tai ką rekomenduočiau tau, Irena, daugiau dalinkis savo asmenę patirtimi, daugiau pasako, kodėl tu kaifuoji nuo tinklinio marketingo, kodėl jisai tau tai patinka. Dalinkis sėkmės istorijomis. Kai kažkas komandai kažką pasiekė, daryk pripažinimo postus, taip, dalinkis viešai, va, pažiūrėkit, dar viena komandos narė pasiekė lygį, o pažiūrėkit, dar vienas komandos narys uždirbo premiją, o pažiūrėkit, dar vienas komandos narys pasiekė naują laiptelę. Kad kiti žmonės, kurie stebi, sakytų, wow, pas ją ten verda jos verslas, wow, pas ją ten žmonės gauna rezultatą, aš irgi noriu jos komandą, aš irgi noriu su ją bendradarbiauti ir dirbti taip, kad tokiu būdu jie pradėtų domėtis, taip, ir vieną dieną pas tave patys žmonės ateitų prašytųsi į tavo komandą, taip. Tai va, tokie keli patarimai tau, Irena, tikiuosi, kad buvo naudinga. Keliaujam toliau. Va, matau gerą klausimą iš Eimanis. Taigi, Eimani, tau dovanų magnetinis lyderis. Paskiau parašyk man asmeninę žinutę, pridėsiu tave prie šios programos, ten išmoksi, kaip geriau rašyti reklaminius tekstus. Ir tai taip pat padės pardavimams, bet pasidalinsiu daugiau. Taip, taigi Eimanis klausia, kaip man prisitraukti daugiau klientų. Taigi pirmas, kad jeigu gyvai su tavim bendraučiau dabar Eimani, tai pirmas klausimas būtų tau, kokius produktus ir kiek produktų tu išbandėjai pats. Dažniausiai žmonės, kurie nesugeba nieko parduoti, kurie niekaip neranda klientų, tai yra žmonės, kurie patys nevartoja savo produktų. Ir per 13 metų aš juos vadinu gudručiais. Mačiau labai daug gudručių tinklinio marketingo versle. Keletas ir prie mano komandos prisijungia, taip, kurie prisijungia ir sako, oi, Gediminai, aš tai čia nenaudosiu tų produktų, baigtų. Bet aš rasiu daug durnelių, kurie pirks iš manęs tos produktus ir užkalsiu daug pinigų. Spėkite, kiek iš jų tapo labai sėkmingi tinklinio marketingo versle. Lygiai 0. Nei vienas negavo rezultato. Ir čia ne vien vaikinai, yra ir moterų, taip, kurios taip pat galvoja, taip. Tu negali rekomenduoti restorano, kuriame pats esi nevalgęs. Niekas iš tavęs nepirks produktų, jeigu tu pats jų nevartosi. Nežinau kaip, bet žmonės jaučia tą energiją. Jie jaučia, kai tu bandai juos smulkinti. Jie jaučia, kai tu bandai pardavinėti, o ne rekomenduoti tai, ką tu pats vartoji. Nors tu ką, jie jaučia tą energiją ir bėgs nuo tavęs kaip nuo velnio. Taip? Ir nepirks iš tavęs nieko, o iš kito žmogaus tą patį produktą pirks su malonumu, nes tas žmogus pats vartoja ir visai kita energija, visai kitas užtikrintumas, visai kitas būtent tavo laikysena, kai tu rekomenduoji produktą, kurį tu pats vartoji, kuris tau patinka. Antras patarimas. Nebūk tinklinio marketingo slaptasis agentas. Reikia kalbėti apie tos produktus. Kai kurie iš jūsų vartojate tos produktus,
bet jūs nei velnio nesidalinate apie juos. Kai sako, jeigu jūs į teismą paduotume, kad užsiema tinkliniu marketingu, tai pritrūktų įrodymų jūs nuteisti, taip? Nes jūs tos produktus laikot kažkur ten spintelį po kriauklį ir niekam nerodo, taip? Reiškia, nori daugiau klientų, turi rodyti tą produktą. Ir aš neturiu omenyje, nueik iš katalogo, paimk nuotrauką ir pasidalink į internetą. Galima, bet tai yra pati prašiausia reklamos forma. Pati geriausia reklamos forma, pats geriausias būdas pritraukti klientų. Tai yra rodyti, kaip tu vartoji tą produktą, dalintis tavo patirtimi, dalintis, kodėl tau patinka tas produktas, kokias problemas tau jisai išsprendė, kaip jisai pagerino tavo gyvenimą. Taip, dalintis, taip, kai sako, pavydas bamba graužia. Taip, žmonės mato, kaip tu kaifuoji nuo produkto, jie irgi jo užsimano, jie irgi nori jį pirkti. Taip, bet kai tu pats nevartoji arba nesidalini apie tą produktą, nepasakoji apie jį, nerodai, tada sunkiau žymiai jį parduoti. Trečias dalykas – perteikti vertę. Taip, mažiau kalbėti, kas tai yra ir daugiau kalbėti, ką tai daro. Taip, ir žinot tą pavyzdį, kurį aš naudoju pastoju su knyga. Taip, nesakyti ten, čia yra vitaminas A ir vitaminas B ir vitaminas C. Ne, ką jisai daro tas produktas? Kam man jo reikia? Man nereikia tų vitaminų A ir B ir C. Ką jisai daro? Ką jisai padarys? Ką jisai man duos? O jisai tau padės išsimiegoti geriau. O jau dabar aš noriu sužinoti daugiau. O jisai padės tau sulieknį. O gerai. Jisai padės tau blakstienas atsiaugint. O taip, reiškia, dabar aš išgirdau, kokią naudą duoda, kokias problemas jis sprendžia. Daugiau kalbėti apie tai. Vėlgi, tada žmonės labiau norės. Ir paskutinis dalykas, ar kalbi su žmonėm asmeniškai? Ar tiesiog dedi paustus į grupės ir lauki, kol pas tave ateis žmonės? Ar tiesiog dedi ant sienos paustus ir lauki, kol patys žmonės ateis? Ar pradedi su jais pokalbius? Taip? Jeigu tu turi kvepalus, ar negalėtum nusiųsti žmogui žinutės, labas, ačiū, kad pridėjai mane prie draugų. Ar mėgsti kvepalus? Taip, mėgstu. Galbūt norėtum sužinoti, aš kaip tik dirbu su kompanija. Labas, ačiū, kad priėmėjai mane į draugus. Ar tau rūpi sveikata? Šunu, ar tu norėtum sužinoti apie produktą, kuris galėtų tau padėti, bla, bla, bla? Taip? Ar pradedi pokalbius, ar tik tai lauki, kol žmonės ateis pas tave? Taip? Daugelis žmonių yra reaktyvus. Jie tiesiog sėdi, laukia, kol pas juos ateis žmonės. Mums reikia būti proaktyviais, pradėti pokalbį su žmonėmis. Ypač jeigu kažkas tave pridėjo prie draugų. Ypač jeigu kažkas pasapaudė follow, pasiekė tavo profilį. Ypač jeigu kažkas uždėjo širdelę ant tavo pausto ar pakomentavo po tavo paustų. Jie pakėlė ranką, iš milijonų žmonių Facebook'e, jie pakėlė ranką, pasakė, man įdomu, man aktualu. Pradėk su jais pokalbius. Pradėk su jais bendrauti, taip? Ir tada ne visada, bet kartais tas pokalbis prives prie pardavimo. Kartais tas pokalbis prives prie pasirašymo į komandą. Bet jeigu mes nepradėsim tų pokalbių, ilgai lauksim. Taip? Dar kartą primenu, draugai, šiandien paskutinė diena įsigyti beprotybės stovyklą pačia žemiausia Early Bird kaina. Nuo rytojaus kyla kaina 28 eurais ir šiais metais su beprotybės stovykla gaunate net 1000 eurų vertės bonusus ir taip pat tie bonusai jau sukelti į grupę, galėsite iškart pradėti žiūrėti ir nuo sausio 3 startuojame ir 3 mėnesius dirbsime kartu intensyviai, kad gauti pačius didžiausius rezultatus. Gerai, keliaujam toliau. Evelina užduoda gerą klausimą. Evelina, tau dovanų lyderystės stovykla. Ir Evelina užduoda klausimą. Ar reikėtų savo komandos narę paskatinti, kad daugiau bendrautų su savo komanda? Ar nieko nesakyti ir atlikti jos veiksmą? Na, priklauso, Evelina, ar tau ta komandos narė rūpi. Jeigu tau ta komandos narė nerūpi, ir tau nerūpi jos sėkmė, tada daryk viską už ją. Tada tu viską daryk. Bet jinai tada niekada netaps lyderė. Jinai tada niekada nepasieks aukštų rezultatų. Jeigu tau rūpi ta komandos narė, tada tu turėtum norėti ją vystyti kaip lyderę. O kai mes norime vystyti žmogų kaip lyderį, tai viena iš 5 tikro lyderio savybių yra, kad tikras lyderis sukuria veiksmą, kur veiksmas nebūtų įvykęs. Sukuria veiksmą, kur veiksmas nebūtų įvykęs. Tarp kitko, draugai, jeigu gaunate naudos, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintumėte šio video ir parašytumėte į komentarus pasidalinau. Būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu jums naudinga šitas video tik tai. Reiškia, ką tai reiškia sukuria veiksmą, kur veiksmas nebūtų įvykęs? Reiškia,
Tikras lyderis kontaktuoja savo komandos narius ir klientus ir su jais dalinasi apie naują produktą, kuris atsirado, su entuziazmu, apie kokią nors akciją arba nuolaidą, kurią kompanija paskelbė su entuziazmu, apie kokią nors konkursą arba loteriją, kurią lyderis paskelbė arba kompanija paskelbė, apie kokią nors skatinimo programą naują, kurią kompanija paskelbė, arba nenaują, tiesiog apie kurią galbūt žmogus nežinojo, apie kokį nors renginį arba mokymą, kuris bus, ar ten komandos nariai organizuoja, ar kompanija organizuoja, apie kokią nors idėją arba strategiją, kurią tu sužinojai ir būtent nori pasidalinti, kuri galėtų duoti rezultatą. Taip, reiškia, tikras lyderis kontaktuoja žmonės, kurie galbūt nebūtų nieko darę šį mėnesį, o galbūt jie būtų, bet ne tiek daug. Ir pasidalindamas su entuziazmu, wow, Evelina, ar girdėjai apie tą akciją, kurią kompanija paskelbė, ar matei tas mokymas, kuris bus, ar matei tą būtent naują įrankį, kurį dabar daug kas naudoja versle, reiškia, su entuziazmu pasidalino ir Evelina dabar sako, žinai ką, aš irgi noriu pasidaryti užsakymą, žinai ką, aš irgi noriu sudalyvauti tose mokymuose, žinai ką, aš irgi noriu pabandyti šitą strategiją. Bingo! Aš ką tik sukūriau veiksmą, kur galbūt jisai nebūtų įvykęs. Jeigu aš nebūčiau pasidalinęs su entuziazmu, su savo komandos nare apie tą dalyką, galbūt jinai nebūtų ėmusis veiksmo. Taip? Reiškia, tikri lyderiai, stiprus lyderiai, tai daro nuolatos. Jie nuolatos turi asmeninius skambučius, asmeninius pokalbius su savo komandos nariais ir sukuria veiksmą, kur veiksmas būtų nevykęs. Prasti lyderiai tiesiog skambina, kai jiem reikia taškų. Na, tai darysiu užsakymą ar ne, Evelina? Man trūksta iki sekančio lygio. Ar gali biški užsipirkti daugiau? Taip daro nekokie lyderiai. Taip? Geri lyderiai kontaktuoja ir skatina entuziazmą. Skatina, taip? Nes jeigu aš paskambinsiu savo žodžiu, sakysiu, nu Evelina, tai dirbsi ar ne šį mėnesį pavilniais? Toks skambutis niekieno nemotyvuoja, taip? Bet jeigu aš paskambinu ir kažką naudingo pasidalinu, jeigu aš paskambinu ir kažką duodu, wow, kad tam žmogui akis sužiba, jėga. Tai tavo darbas, Evelina, yra nelengvas. Tu turi mokinti savo lyderę ugdyti žmonės savo komandą. Reiškia, tau reikia ugdyti savo komandos narę, kad jinai taptų lyderė. Ir būtent ją skatinti, sukurti veiksmą, kur veiksmas nebūtų įvykęs. Taip? Reiškia, sukontaktuoji to komandos narį ir klausia, okei, su kuo kontaktavai, su kokiais žmonėmis iš komandos kontaktavai šiandien, su kokiais žmonėmis iš komandos kontaktavai šią savaitę. Ar pasidalinai su komandos nariais asmeniškai apie šitą renginį, kuris vyks mūsų kompanijai? Ar pasidalinai apie tą naują produktą, kuris atsirado? Ar pasidalinai apie tą akciją? Taip? Ir tokiu būdu skatini. Ar jie privalo daryti tai, ką tu sakai? Žinoma, ne, nes tinkliojo marketingo versle tu niekam nedirbi ir niekas tau nedirba. Taip? Tu gali tik patarti. Taip? Bet jeigu tu reguliariai patarsi savo komandos nariai, va, matei tą akciją, perskambink komandos nariam. O, matei tą pasiūlymą, parašyk žinutę komandos nariam. Girdėjai apie tą mokymą, asmeniškai sukontaktuok komandos narius. Laiku bėgant yra šansas, kad tavo komandos narė pati pradės tai daryti ir tokiu būdu jinai taps lyderė. O kai jinai taps lyderė, žinai ką? Tavęs jai nebereikės. Pats aukščiausias lyderystės pilotažas. Kai tu turi lyderius, kuriems tavęs net nebereikia, nes jie nepriklausomai patys sėkmingai stato savo verslą. Taip, to būtent mes ir siekiame. Taip, žiūriu toliau klausimų. Loreta užduoda gerą klausimą. Loreta, tau dovanų plataus mąstymo jėga. Paskiau parašyk man savo namų adresą pilną ir telefono numerį. Išsiųsiu tau šitą knygą. Tikiuosi, kad patiks ir bus naudinga. Ir Loreta klausia, ar geriau auginti vieną šaką ar 3 iš karto? Taip? Tai žinoma, priklauso, koks jūsų kompanijų marketingo planas. Kadangi aš žinau, Loreta, kokioj kompanijoje, toj pačioj, kurioje ir aš, tai aš žinau mūsų marketingo planą. Taip? Ir patarimas yra auginti keletą grupių vienu metu. Taip? Nes tinkliojo marketingo versle mes uždirbame nuo skirtumo tarp savęs ir savo komandos narių. Reiškia, jeigu mes tik tai vieną komandos narį pakviečiam ir tik tai vieną tą šaką auginam, tada jisai tame lygiai ir mes tam pačiam lygiai. Taip? Reiškia, nelabai didelis uždarbis. Bet kai mes statome grupę į plotį,
tada mes galime uždirbti pačias didžiausias pajamas. Tai vėlgi priklauso, kokiame marketingo plane jūs dirbate, nes kai kuriuose kompanijose yra binaras, kur yra dvi šakos. Taip, vieną tau stato kompanija, kitą šaką tu statai, gauni už mažesnį ir panašiai. Kitose kompanijose būna matrica, taip, kur 1, 3, 9, 27 ir taip toliau. Ir žodžiu statosi tokiu būdu. Taip, tai vėlgi pagal skirtingus marketingo planus yra šiek tiek skirtingos strategijos, skirtingi būdai. Bet daugelį kompanijų visą laiką tau yra paranku kurti naujas grupės, kurti naujas atšakas, naujas kojas, kaip mes mėgstam vadinti tinklinio marketingo versle, taip, statyti į plotį. Dažnai mes sakome, kad plotis duoda pajamas, o gylis duoda stabilumą. Taip, tai žinoma, tu nenori turėti 100 žmonių savo pirmoji linijoje, kurie yra pačiam mažiausiame lygyje, nes tada jie neturės motivacijos dirbti, jiems nebus paskatos likti kompanijai. Bet lygiai taip pat tu nenori vieną žmogų pasirašyti ar 2 ir tik tai aš dabar pasirašiau šitus 2 ir aš tiesiog su jais dirbsiu, jiem padėsiu ir aš jau naujų žmonių neieškosiu. Klaida. Taip, sėkmingiausi lyderiai nuolatos ieško naujų žmonių. Nesvarbu, kokį lygį jie pasiekia, nesvarbu, kokią kvalifikaciją, jie visą laiką kuria naujas grupės, jie visą laiką stato naujas struktūras. Taip, dėl to, kad tai tau finansiškai yra labai paranku. Taip, tai tikrai rekomenduočiau kelias grupės iš karto ir tiesiog, kai pasirašinėjai žmonės, tu sprendi, kur juos registruoti. Taip, tai reiškia, mes galim turėti, pavyzdžiui, 3 grupės vienu metu, kurias mes kūrėme, vieną žmogų ten, vieną žmogų ten, vieną žmogų ten, vieną žmogų ten, tu kontroliuoji, kur tą žmogų pasirašyti ir panašiai savo struktūrą, kad tau būtų didžiausias efektas ir gautum patį didžiausią rezultatą. Jonas užduoda gerą klausimą. Jonai, tau dovanų TikTok stovykla. Jonai duodam dovanų TikTok stovyklą, paskiau parašyk man asmeninę žinutę, pridėsiu tave prie mokymo grupės ir Jonas klausia, koks yra geriausias laikas kviesti žmonės į komandą? Ryte, vakare, ar nėra skirtumo nors ir naktį? Geriausiai, Jonai, yra 17 valandų 45 minutės. Juokauju. Realiai labai didelio skirtumo nėra. Aišku, naktį nepradėčiau naujų pokalbių, taip, nes tada yra šansas, ne dažnai, bet kartais gausite žinutę, o tai tu matei, kiek valandų yra, taip, o ką čia man rašinėjai vidury nakties. Vėlgi, man keista, kad vis dar žmonės iki šių laikų neišmokė garso išsijungti ant nakties, taip, kad iš vis jų telefonas nevibruotų. Pavyzdžiui, aš nueinu miegot, aš pasistatau ant menuliuko, taip, do not disturb, ir tu man ten skambink, rašyk, ką tu nori daryk, mano tas telefonas neskambės. Aš iš ryto atsikėliau, visus pokalbius, viską galiu persižiūrėti, taip, bet kai kurie žmonės to vis dar neišmoko pasidaryti ir jie palieka garsą įjungtą arba ten ant vibravimo ir be abejo, jeigu tu ten tam žmogui 3 nakties parašysi žinutę ir prižadinsi jį iš miegų, tai tikrai paskutinis dalykas, kurį tas žmogus norės padaryti, prisijungti prie tavo komandos, taip? Tai aš rekomenduočiau naujus pokalbius pradėti, kaip sakant, ofiso valandomis, taip, verslo valandomis, taip, tarp kokių galbūt 9 ryto ten ir kokių, nežinau, 8 vakaro, taip? Bet atrašinėti žinutės mes galim, kad ir 10, kad ir 11, taip. Jeigu kažkas man parašė, aš atrašyti jiem galiu, kada noriu, taip, kada aš laisvas, tada aš atrašau tos pokalbius, taip. Tai, bet apskritai skirtumo labai didelio nėra, taip. Reiškia, vieni žmonės bus iš ryto aktyvus, kiti žmonės bus per pietus aktyvus, treti bus vakare, taip. Dėl to, pavyzdžiui, kai eina kalba apie paustinimą, aš paustinu ir ryte, ir per pietus, ir vakare, kad pagaučiau visas skirtingas auditorijos dalis. Taip, aišku, kada žmonės yra aktyviausi socialiniai medijai? Vakarais. Dėl ko aš šitą transliaciją darau 21 valandą Lietuvos laiku. Taip, nes aš žinau, kad žmonės jau grįžę namo po darbų, jau galbūt pavakarieniavę, kai kurie galbūt jau suguldė savo vaikus, taip, ir jie dabar arba prie teliko, arba prie telefono, ar panašiai, ir jie bus laisvi žiūrėti šitą transliaciją. Jeigu aš šitą transliaciją daryčiau, nežinau, darbo dieną, nežinau, 2 valandą dienos ar 1 valandą dienos, tai turbūt būtų mažiau žmonių, kurie žiūrėtų gyvai, taip. Tai faktas tas, kad mes daugiau auditorijos galim pagauti vakarais, taip. Bet vėlgi,
aš ir rytais su žmonėm bendrauju taip, ne, jeigu aš iš ryto atsikeliu, žiūriu, o, atrašytos žinutės, bam, 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 vėl nusiunčiu informaciją. Ir dienos metu su tai žmonėmis kalbuosi, su kitais vakarais ir panašiai. Tai aš tai daryčiau, kada tau patogu, kada tu turi laiko. Taip, aiškiai, radai laiko iš ryto, ten apie 9 ryto, bam, 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 išsiunti žinučių. Per pietų pertrauką pasitikrinai, okei, 3 atrašė, jiems nusiunti informaciją. Grįžai namo po darbo, ten pavakarieniavai, pabuvai su šeima, skiri vėl pusvalandį verslui, bum vėl atrašai pokalbius, pabendrauji su žmonėm. Taip, daryk tai, kada tau patogu ir kada tu nori tai daryti, taip, o ne ieško kažkokio vieno laiko, kada visiems žmonėms bus patogu, nes toks laikas be abejo neegzistuoja. Super, super, super. Žiūriu dar klausimų. Va, geras klausimas iš Ingos. Inga, tau dovanų pinigų gausos principai. Manau, tau patiks šitas mokymas. Paskiau parašyk, aš tave nemokamai pridėsiu prie to kurso. Ir Inga klausia. Turiu klausimą. Kai asmuo prašosi į tavo asmeninį produktų puslapį, kitos linijos žmogus, ar priimti, nes tik tada komentuoti gali, ar išvelgti tame būsimus konkurentiškus veiksmus. Taip? Tai ar yra šansas, kad tas žmogus su blogais kėslais ateina? Be abejo yra. Bet aš vadovausiu, ir kai kurie iš jūsų žinote, kad aš vadovausiu gausos mentalitetu. Ir aš tikiu, kad visiems visko užteks. Aš tikiu, kad visiems užteks pinigų, visiems užteks klientų, visiems užteks verslo partnerių, vietos po saulę ir viso kito. Taip? Ir, pavyzdžiui, aš niekada nesijaudinu, kad kažkas mano tekstų kokiu pasinaudos, ar kažkas mano video kokią idėją pasiims, ar kažkas dar kažką, ar kažkas nuvilios mano komandos narį, ar kažkas nuvilios mano klientą. Taip? Galbūt jums gali tai atrodyti labai naivu, labai čia kvaila ir panašiai, bet aš tikiu, jeigu lemta kažkam kažką parduoti, tai tas žmogus ir parduos tą dalyką. Jeigu lemta kažkam pasirašyti kažkokį žmogų, tai tas ir pasirašys žmogus. Taip? Per prievartą mes nieko bet kokiu atveju nepadarysim. Taip? Per prievartą mes komandos narių neišlaikysim, per prievartą mes klientų ten rankos užlaužę neišlaikysim ir panašiai. Taip? Jeigu tu pamatai, kad tas žmogus kažką ten nusižengė, kažką blogo padarė, visą laiką jų gali užblokuoti, tą žmogų išmesti iš savo grupės ar ten iš verslo puslapio užblokuoti ar panašiai. Taip? Bet aš tikiu, kad geriausia daugyba yra dalyba. Taip? Reiškia, kai mes duodam visatai, taip, žmonėm, vienam žodžiui, dažnai kur tu duodi, iš ten tau negrįž. Tu vienoje vietoje duodi, tau iš kitur sugrįžta. Bet kai mes bandom užspausti, kai mes bandom stabdyti, kai mes bandom sulaikyti, taip kaip tas Skrudžas Makdakas prisikrovęs aukso savo saugykloj, bandom jį užlaikyti, tada dar labiau sustoja tas gausos tikėjimas į mūsų gyvenimą. Tada dar labiau mes patys patiriame trūkumą, taip? Nes tai, ką mes koncentruojamės, to mes sukuriame daugiau. Jeigu mes koncentruojamės į baimę, į trūkumą, į oi iš manęs pavogs, oi mane apgaus, oi manim pasinaudos ir panašiai, tada ko mes sukuriam daugiau savo gyvenime? Būtent to, ko mes labiausiai bijom, tą mes ir sukuriam savo gyvenime. Bet kai mes koncentruojamės į gausą, į meilę, į pagalbą, į dalinimąsi, tada mes dar daugiau to paties sukuriam. Ir galbūt tas žmogus vis dėlto pasinaudos tavimi. Ir galbūt tas žmogus vis dėlto nuvils tave ir apgaus, ir po perkūnais tegu jį kur 9. Taip? Bet iš kažkur kitur tau sugrįž dvigubai. Kiekvieną kartą, kai kažkas va tokio būtent įvyksta mano gyvenime, kur atrodo, didžiausia katastrofa, didžiausia tragedija, iš kažkur kitur ateina kompensacija. Iš kažkur kitur ateina geras dalykas, iš kažkur kitur ateina dovana, iš kažkur kitur ateina palaikymas. Kažkas išduoda mane, kažkas man padaro, net nesitikėjau, kad tai padarys. Kažkas pasinaudoja mano gerumu, kažkas kitas duoda man kalną gerumo, kur aš nenusipelniau jo gauti. Taip? Visą laiką mums atlygins visą tą. Visą laiką būtent yra ta harmonija. Taip?
Bet kai mes bandom užspausti, sulaikyti, saugoti kažką ir panašiai, dažniausiai mes tada sukuriame tą trūkumo mentalitetą ir tada mums dar labiau visko trūksta gyvenime, vietoj to, kad gautume dar daugiau visko. Ok, toliau važiuojam. Raminta užduoda gerą klausimą. Raminta, tau dovanų progreso akceleratorius. Konferencija, manau, tau bus naudinga. Užsirašau, Raminta. Ir Raminta klausia, kokie būtų pagrindiniai jau prisiregistravusių naujų komandos narių motyvavimo būdai? Super, labai geras klausimas. Taigi, visų pirma, mes turėtume pabendrauti su tuo žmogumi asmeniškai. Kiekvienas žmogus, kurį jūs užregistruojate į komandą, mirtinai reikia su tuo žmogum gyvai pašnekėti, gyvai pabendrauti. Nes jeigu jūs užregistruojate žmogų ir su juo net nesusiskambinate gyvai, tai yra didžiausia klaida. Ir tada kur kas daugiau bus neaktyvių žmonių. Ir kai mes su juo gyvai bendraujam, vienas dalykas, ką mes galim padaryti, tai išsiaiškinti, kas motyvuoja tą žmogų, kokie to žmogaus tikslai, kokios svajonės ir panašiai. Nes mes tada žinosime, kaip jį motyvuoti. Vieną žmogų motyvuos galbūt pinigai, kitą kelionės, trečią padėti savo vaikams, ten turėti geresnį gyvenimą ir panašiai. Jeigu tu šiek tiek pasidomėsi tuo žmogumi, tas žmogus pats tau paaiškins, kas tam žmogui svarbu. Antras dalykas, be abejo, mes turime supažindinti žmogus su visomis kompanijos skatinimo programomis. Dažnai mūsų kompanijos yra paruošusios labai nuostabias skatinimo programas. Taip, ten, pavyzdžiui, kelionės kažkokią galima užsidirbti, automobilį galima užsidirbti, piniginius bonusus galima užsidirbti, produktų prizus galima užsidirbti ir dar ten kalna visokių dalykų. Bet neretai mes nepaaiškinam tam naujokui apie visas tas skatinimo programas ir svarstom, kodėl tas žmogus toks nemotyvuotas, kodėl jisai nėra entuziastingas daryti veiksmus, nes mes net nepaaiškinam tam žmogui, ką galėtų gauti, ko galima norėti čia šitam versle, taip, ką tu gali uždirbti, taip, tai vėlgi vienas iš tų asmeninių pokalbių galėtų būti paaiškinti naujokui apie visas skatinimo programas, kad tas žmogus suprastų, okei, ką aš čia galiu uždirbti, ką aš čia galiu gauti ir panašiai. Trečias dalykas yra, žinoma, padaryti pačiai kažkokias tai konkursus, kažkokias tai loterijas, kažkokius tai paskatinimus, kur žmogus gali gauti kažkokį prizą arba kažką ten užsidirbti ir panašiai, jeigu darys tai, ką tu nori, kad darytų. Taip? Tai kai sako, skatink elgesį, kurio nori matyti daugiau. Jeigu aš noriu, kad daugiau mano komandos nariai pardavinėtų, tai padarysiu konkursą už pardavimus, taip, už kiekvieną ten pardavimą papuolate ten į prizų traukimą. Ar jeigu aš noriu paskatinti registracijas komandai, tai padarysiu kažkokį konkursą, kažkokią loteriją su registracijom, kad už kiekvieną registraciją gauni kokį prizą ar tenai papuolė į prizų traukimą ar panašiai. Taip, tai vėlgi pagalvoti, ką gali paskatinti. Ir taip pat panaudoti pripažinimą. Taip, reiškia, kai sako, kūdikiai dėl jo verkia, o suaugę žmonės paaukoja gyvybės. Taip, tai reiškia, vėlgi, skatink tai, ką nori, kad žmonės darytų daugiau. Tai jeigu tu nori, kad tavo komandos nariai būtų aktyvesni, tai kai komandos narys padaro kokį veiksmą, duok tam žmogui pripažinimą komandos grupėje. Ar ten ant savo sienos, wow, didžiuojasi šita komandos narė, kuri pasidarė pirmą užsakymą. Wow, didžiuojasi šitų komandos narių, kuris užregistravo pirmą komandos narį. Wow, sveikinimai auksiai, nes jinai padarė pirmus 5 pardavimus. Taip? Ir kai tu būtent duosi pripažinimą tiem žmonėm, tai tie, kurie nėra aktyvūs, sakys, o, ir aš noriu gauti tokį dėmesį, o, ir aš noriu gauti tokį pagirimą, einu ir aš padarysiu tą veiksmą tada, taip, ir tada juos vėlgi motyvuoja tai daryti. Tai va, keletas tau strategijų, Raminta, tikiuosi, kad naudinga. Jonas sako, rūkymas. Rūkymas atima 5 minutės dienai, 20 reelsų galėčiau sukurti vietoj rūkymo. Bet kaip protą nugalėti, kad nerūkyti, o vietoj to postą daryti ar reelsą įkelti. Taip? Taip. Visų pirma, o kodėl negali rūkydamas to padaryti, bet rūkyti bet kokiu atveju negerai. Taip? Kaip vienas mano mentorius yra pasakęs, sako, negali būti, kaip sakant, 2 dalykai. Negali būti protingas ir rūkorius. Ir aš tai sakau su užuojauta visiems. Dėl to, kad aš irgi 13 metų prarūkiau. Taip, tad aš tikrai nesu geresnis už jūs, aš irgi lygiai taip pat, bet aš surūkydavau labai daug, po 2 pakelius per dieną surūkydavau ir tai buvo tiesiog kosmosas. Ir sveikatos atžvilgių, ir finansinių, ir panašiai. Ir ačiū Dievui,
Jau dabar nežinau prieš kiek metų, turbūt prieš kokį gerą 10-metį. Mečiau rūkyti ir ačiū Dievui, niekada negrįžau prie to. Taip, tai tikrai bjaurus įprotis ir tikrai kenkia sveikatai ir tikrai reikėtų mesti rūkyti. Taip, bet vėlgi, turi būti būtent motivacija tam. Dėl ko tu norėtum mesti rūkyti, taip? Turi rasti kažkokią tai priežastį, taip? Ir kai sako blogą įprotį, ką galime padaryti? Tik tai pakeisti gerų įpročių. Vakumo negali būti, negali pašalinti blogo įpročio ir nieko į jo vietą neįdėti, taip? Reiškia, vietoj to blogo įpročio reikia jį pakeisti kažkokiu gerų įpročiu. Galbūt va čia ir yra labai gera idėja. Vietoj to, kad eiti parūkyti, eini, padarai reelsą. Kiekvieną kartą, kai jau užsinori labai rūkyti, eini, padarai postą socialiniai medijai, padarai reelsą, padarai story, tuo pačiu mesi rūkyti ir uždirbsi kalną pinigų iš socialinės medijos. Bingo! Ką tik išradom naują būdą mesti rūkyti, draugai. Indrė užduoda labai gerą klausimą. Indrė, tau dovanų verslo proveržio diena, konferencijos įrašas, manau, kad tau patiks, bus įdomu. Ir Indrė klausia, ką daryti su neigiamais, įžeidžiančiais komentarais? Ar leistis į diskusijas, ar tiesiog ignoruoti, ar iškart blokuoti ir nesigadinti nuotaikos? Indrė, į tavo klausimą atsakysiu klausimu. Jeigu pas tave į svečius ateitų žmogus ir prikakotų tau ant kilimo, nelabai skoningas pavyzdys, bet tuoj turės prasme. Ar tą žmogų dar kartą kviestum į svečius? Tikėdamasi, kad gal šis iki neprikakos ant kilimo. Aš tai nekviešiau to žmogaus daugiau į svečius, taip? Tai lygiai tas pats čia. Jeigu žmogus ateina ant tavo profilio, į tavo grupę, į tavo verslo puslapį, į TikToką ar Instagramą ir pas tave į svečius atėjęs parašo neigiamą, įžeidžiantį komentarą, ar tu nori, kad dar kartą tas žmogus ateitų į svečius? Aš tai ne. Ir dėl to aš esu tūkstančius žmonių užblokavęs savo Facebook'e, Instagram'e, TikTok'e. Jiem paprasčiausiai nepakeliui su manim. Aš nieko jiem neįrodinėsiu, aš nieko su jais nesiaiškinsiu, nes tai reikštų, kad aš nusileidžiu iki jų lygio. Taip? Dažnai tie heiteriai, ko jie nori dėmesio, jie nori pripažinimo, jie nori tavo reakcijos, taip? Ir jie, kai tu reaguoji, jie kaifuoja nuo to, taip? Dėl to aš jokios reakcijos, taip? Block, delete. Mano formulė yra block, delete. Užblokuoji tą žmogų, ištrini velniop tą komentarą. Viskas, viso gero. Kiti sakys, bet tai čia žodžio laisvė, taigi kiekvienas gali pasisakyti, kad ant savo profilio jie gali ką tik tai nori sakyti. Ir apie mane, ir gali mane ten iš šunsdienas dėti, tai jų reikalas. Bet ant mano profilio, į mano svečius, kai ateini, būk malonus mano namuose, pagal mano taisyklę žaisk. Jeigu ne, viskas, tu nesikviečiamas svečias pas mane. Taip, ir dėl to aš visus blokuoju, trinu komentarus, į jokias diskusijas nesileidžiu, nesiteisinu, nes tai būtų mano energijos švaistimas. Aš geriau tą laiką panaudosiu ir padėsiu kitam žmogui, kuriam reikia pagalbos. Pabendrausiu su žmogumi, kuris nori su manim bendrauti. Taip, praleisiu laiką su savo artimais draugais, su savo auditorija. Va dabar 73 žmonės žiūri šitą video, taip? Ir ačiū Dievui, dar nei vieno negatyvaus komentaro nemačiau, taip? Tai aš geriau su jumis leisiu laiką ir jum padėsiu, ir jums naudos duosiu, negu su kažkokiu heiteriu tenai 3 valandas apsikeitinėsiu žinutėmis ir tenai bandysiu aiškintis, bandysiu įrodyti, kad aš pakankamai geras, kad manęs reikia klausyti ar panašiai. Ką man gaišti savo laiką? Aš geriau leisiu laiką su šauniais žmonėmis, padėsiu jiems, duosiu jiems kažkokios naudos, verties ar panašiai. Tai bus kur kas geriau panaudota mano energija ir mano laikas. Taip? Tai va. Toksai mūsų draugai klausimų ir atsakymų transliacija. Dar kartelį primenu, šiandien paskutinė diena įsigyti pačią žemiausią Early Bird kainą beprotybės stovyklą. Jeigu tu rimtai žiūri į savo tinklinio marketingo verslą, jeigu nori gerų rezultatų, junkis į beprotybės stovyklą. Net jeigu tu dalyvavai pernai, net jeigu tu dalyvavai užpernai, jinai nebus tokia pati. Ir sėkmingi tinklinio marketingo lyderiai ne vieną kartą daro tuos spurtus savo versle. Jeigu tu nori su daug veiksmo pradėti, su daug motivacijos pradėti 2024-uosius, apsupk save kitais motyvuotais žmonėmis. Taip, dabar gali įsigyti pačią žemiausią Early Bird kainą, dabar gali pakviesti savo komandos narius prisijungti. Nuoroda šio video aprašyme, ten visa informacija, pasimatysime beprotybės stovyklos viduje, kur gausite dar daugiau vertės. Visiems gero vakaro ir iki greito. Čiau, čiau. Viso. Iki.